Sveiki, čia Marius iš Kontus ir aš šiame trumpame filmuke jums papasakosiu apie tai, kokie pasikeitimai gavosi profsąjungų sutartyje, Bignat sutartyje. Tai visų pirma, toks trumpas komentaras, kas tai yra ta sutartis. Sutartis yra rėminė sutartis tarp darbdavių organizacijos, Bignat Företagen, ir profsąjungos, darbuotojų profsąjungos Bignat. Visi kiti, kurie nėra Big Företagen nariai, turi, aišku, toje sutartyje mažiau teisų, jie tiesiog prisijungia būna. Tai tuomet, kai ateina pas jūs profsąjunga, siūlo prisijungimo tą sutartį pasirašyti, jinai būna mažesnės apimties, tokios, kaip sakyti, ir jūs šiek tiek mažiau tų teisų gaunate. Bet kokiu atveju visi pasikeitimai galioja jums irgi. Tai sutarties trukmė, kuri buvo pasirašyta šiais metais, 23 metais iki gegužės 1, ar ne, ir įgalioja nuo gegužės 1 iki 25 metų balandžio 30. Yra numatyti 2 atlyginimo kėlimai per 2 laikotarpius, tai yra nuo 23 gegužės iki 24 balandžio ir nuo 24 metų gegužės iki 25 metų balandžio mėnesio. Ir tie iš viso per juos padidėja atlyginimas 7,4%, na, o pats bazinio atlyginimo padidėjimas per pirmą laikotarpį sudaro 8,48 kronų per valandą arba 1475 kronas per mėnesį, jeigu tai mes kalbėtume apie bazinį atlyginimą. Na ir bazinis atlyginimas didėja, jeigu valandinis, tai būtų 181,50 arba mėnesinis, tai būtų 31 581 kroną per mėnesį. Per antrą laikotarpį atlyginimas padidėja 7,8 kronom per valandą iki 188,50, o mėnesinis atlyginimas tai būtų 32 799 kronos per mėnesį. Čia reikia turėti galvoje, kad tai galioja tik tai tiems, kas, reiškia, turi tą vienetą, koeficientą. Jeigu koeficientas, tas distribution factor, kaip jis vadinasi, jis yra mažesnis, atitinkamai dauginama iš to už vienetą mažesnio skaičių. Taip pat sutartyje sutarti papildomi tarnybinės pensijos mokėjimai 0,2% nuo atlyginimo ir jie galioja tiems, kurie jaunesni negu 25 metų. Sutartyje sutarta, kad sukuriama speciali tokia, kaip ir organizacija, jeigu galima tai pavadinti, struktūra, kuri vadinasi Svensk Big Control, kuri, darbininkų profsąjungos nuomonė efektyviai kontroliuos sukčiaujančias įmonės ir užtikrins sąžiningą konkurenciją. Mes, jeigu jūs pažiūrėtumėt mūsų kanale, jūs rastumėt atskirą filmuką būtent apie šitos struktūros funkcijas. Taip pat siūlyčiau paspausti žemiau esančią nuorodą, tai ten jūs rasite visus pasikeitimus žymiai išsamiau, negu mes čia pasakojame. Ten tiesiog tekstai bus angliškai angliškas tekstas verstas. Taip pat didesnė galimybė atsiranda profesinių sąjungų atstovams darbo laiku patikrinti, ar jų pačių įmonės subrangovai laikosi kolektyvinės sutarties. Kaip ir. Taip pat kiti pasikeitimai taip maždaug skambėtų, kad apmokami sutartiniai švediški komandiruotpinigiai už kasdieninės atsiranda apmokestinami sutartiniai švediški komandiruotpinigiai už kasdieninės kelionės į darbą 25 kronos, įskaitant tuos, kurie darbo vietą vyksta per darbdavio patalpas. Tai tas pagal sutartį galioja visiems, didžiai daugumai tas bus apmokestinama, nebent neapmokestinama tiems, kas toli važiuoja.
Taip pat sutarta, kad jeigu darbdavys norėtų mokėti priedą prie darbo užmokesčio tam tikriems darbuotojams, dėl to reikia susitarti su MB grupė. MB grupė tai yra ta Mietbestem NB Group, kuri iš principo pagal darbo įstatymą turėtų atsirasti, arba pagal sutartį teisingiau turėtų atsirasti per ilgą laiką visose įmonėse, kurie tokie kaip ir organas, su kuriuo įmonės vadovybė diskutuoja taisyklės, pakeitimus ir tvarkas. Jeigu tokios grupės nėra, tai reikia susitarti su profsąjungos regioninė struktūra, Bignats regionu. Taip pat susitarime patikslinama, kad užsieniečiai taip pat turi teisę gauti apmokestinamus tarpinius švediškus komandiruotpinigius. Tik tai yra išlyga padaryta, kad galima užskaityti tuos lietuviškus komandiruotpinigius kaip dalį tų švediškų komandiruotpinigių. Įrašyta tokia nuostata, kad jeigu, reiškia, darbo vietoje dirba abiejų lyčių atstovai, moteris ir vyrai, turi būti įrengti persirengimo kambariai ir dušai turi turėti tokias, reiškia, ekranus, kad negalima būtų matyti, kas ten brausėsi. Nepatogaus laiko arba to OB laiko, ubekvmt, kompensacija pasikeitė laiko ribos joje. Taip pat nustatytos platesnės galimybės darbdaviui planuoti darbo valandas darbo dienomis. Sutarta, kad vaiko priežiūros atostogose esantys asmenys turi teisę sukauptą, sutrumpintą darbo laiką sutaupyti ir panaudoti, kaip papildomą atostogų dieną, papildomą laisvą dieną, laisvą laiką teisingiau, ne vieną dieną sutaupys, iš karto po vaiko priežiūros atostogų. Sutartis taip pat patikslinama dėl darbo užmokesčio skaičiavimo, logistikos darbuotojams, griovimo, valymo, išmontavimo darbams ir sandėlio darbuotojams. Tai kaip minėjau, jeigu jūs nuorodą paspausite, esate ten apačioje, jūs tą visą sutartį angliškai rasite. Ne visą sutartį, sutartis yra labai didelė, ten keli šimtai puslapių, 200 keliasdešimt. Bet jūs matysite pakeitimus, būtent pakeitimus atskirai išskirtus, kas pasikeitė. Sudarytas susitarimas, kada darbuotojas neturintis profesinės kvalifikacijos pažymėjimo, tokios po 6 metų darbo praktikos arba darbo įmonėje turi teisę gauti pilną darbo užmokestį. Ta vadinama 6 metų taisyklė, anksčiau to nebuvo, tu neturėdamas kvalifikacijos gaudavai šiek tiek žemesnį negu tą nurodytą pirmoje skaidrėje atlyginimą. Tam, kad būtų galima finansuoti Svensk Bignats Big Control, tai nustatytas priežiūros mokestis įmonėms, kurios nėra tos darbdavių sąjungos nariai, Byggföretagen nariai. Na ir galiausiai sudarytos darbo grupės iš atitinkamai vienos ir kitos pusės atstovų, tai yra iš Bignats ir Byggföretagen atstovų, tokiem 2 klausimams spręsti. Pirmas klausimas tai yra galimybė įvesti privalomą samordnings numerio reikalavimą visiems, kas dirba, tai tą galimybę ištirti, jie nusprendė. O taip pat jie norėtų darbo saugos atstovo vaidmenį ir funkcijas išsiaiškinti, aiškiau, kad galima būtų sekančių sutartį, kurių galios po 25 metų tą dalyką, kaip sakant, įvesti, įrašyti. Tai labai visiems dėkoju už dėmesį. Jeigu video patiko, jūs jį palaikinkit ir lygiai taip pat jūs, jeigu jūs tą kanalą pasirašysite, žemiau esančią mygtuką paspaudę, tuomet jūs matysite visus naujus mūsų video, kurie reguliariai įdedami į šitą mūsų kanalą. Tai ačiū Jums už dėmesį ir sėkmės.